Antanas Baranauskas, Anykščių šrelis. Antras gabalas. Žali ėgliai kaip kvietkai po dirvonus keri, tarpu jų kiškiai guli, kropkos vaikus peri, krūmai žalia barzdoti, kraštais mišką riečia, ir linijos parėjos skersai mišką šviečia. Alksniai, lepšių sodybą palaukiams užžėlė, šakom kekes riešučių lazdynai iškėlė, atokaitoj brendina. Karklai po slėnį, tarp liulančių paversmių pamėgo pavėnę, putinai krauju varva, serbentai po šlavė ir paliūnėm, kur nekur prieglaudą sau gavę. Baltasai miškas kalnais, kaip tik padaboji, čia berželiai kaip meldai, pašlavy apstoja. Čia visais lapais dreba epušės nusgandę, kožnoj klaika nekantros, žaltyktyčios atrandi, čia ąžuolai ruosiai prie eglėm sustojo, lyg tartum čia žaltkienė patį apraudojo, kaip pieno putos vietoj kraujo puta plūdo ir su vaikais iš savo motiniško sūdo, medžian gailystą virto, patėglė tapo, jaunučiukus aptaisė vaikus rūbais lapo, ieva gluosna ir blendis, grūšia, obelėlė, savo sesį skundžias liekna sedulėlė, vikšnos, šaltekšniai, liepai nesuskaityti, kad tokių medžių skyriai tarp jų išsklaidyti, juos tik tais miške augę žmonės tepažįsta, daktarai ir žiniuonis, ką po miškus klysta, jų lapais, jų žievelėm arba šaknim kieta, nuo ligų ir padarų gydžia visą svietą. Mum, prastiem žmonelėm, tik žiūrėt patogu, kai jos dengia apvaizda žalių lapų stogu, kai kožna burbulytė išsprogsta, suskyla, kai žiedų varškė šakos obelų pražyla, kaip ir vasar žaliuoja tamsaus šilo šone, krilino lapeliai geltoni, raudoni, tartum krauju marčiupio pakalnės aptraukė ir kaip pliki stabrai pavasario laukia. Pušelės tos nesurakuotos, tankios, aukštos ir lieknom viršūnėm kvietkuotos, ir vasarą ir žiemą kaip rūtos žaliuoja, liemų liemenį plaka, kaip nendrės siūbuoja.